Tai tokie renginiai kaip šis naudingi visai visuomeniai, nes suburia profesinės bendruomenės ir valdžios atstovus ir mes galime padiskutuoti, pabendrauti ir rasti geresnius sprendimus Lietuvai. Čia susitinkam visi, tie, kurie kuriam, tie, kurie statom, tie, kurie sprendžiam ir mums visiems reikia labai kalbėtis. Kalbėtis ne raštais, kalbėtis akis į akį, diskutuoti, iškelti klausimus ir burti tą bendruomenę. Nes mūsų tikslas yra bendras, kad būtų geriau. Aš darau jau verslą 30 metų, bet aš vis tiek dar čia kažką sužinau naujo ir man tikrai labai įdomu. Čia gauni žinių, viziją dėl perspektyvos ir čia be abejo, kad užmegzti ryšius, kontaktus yra puikios galimybės. Tokių konferencijų svarba yra be galo didelė, vien todėl, kad ir politikos atstovai, ir verslo atstovai, galų galiai ir žurnalistai susirenka į vieną erdvę ir tikrai pajaučia ne kelių žmonių turbūt pulsą, o bendruomenės pulsą. Verslininkams susitikti, pasikalbėti, apsitarti, galbūt kartais ir palyginti savo projektus. Aš jau nekalbu apie inovacijas, kurių nekilnojamo turto sektoriui žūtbūt reikia ir čia jos taip pat yra pristatomos. Tokios konferencijos yra gera vieta pajusti temperatūrą, nuotaikas, poreikius ir stengtis, kad visa tai sklandžiai būtų įgyvendinama. Apsikeitimas žiniom, patirtim, kontaktais, idėjom, tai vien aš dabar gavau kokias 5 naujas idėjas, pabendravęs su kolegom iš tos pačios sferos, tai manau, kad žmonėm reikia žmonių ir juos vienyje bendra tema, tai tas didelis efektas.